Labą dieną, aš Samilis ir šiandien akivaizdžiai šnekėsim apie lygiavamzdžius. Pagrindinis šiandienos tikslas yra jums parodyti, kaip skirtingose atstumuose elgiasi lygiavamzdžio kulkos ir lygiavamzdžio šratai. Kaip iš šitaip užsifiksavo? Tam turim nustatytus atstumus ties 10, 20, 30, 40 ir 50 metrų. Tai prieš tai, manau, visai verta tiesiog supažindinti, kas yra lygiavamzdis. Kaip pavadinime yra užkoduota, lygiavamzdis turi lygų vamzdį ir mes čia šnekam apie vamzdžio vidų. Graižtviniai šautuvai, tai yra šautuvai, kurių šoviniai neatrodo taip, savo vamzdžio viduj turi graižtvą. Ta graižtva yra per visą vamzdžio ilgį einantis grioveliai. Ir tie grioveliai šūvio metu, kol kulka skrenda per vamzdį, padeda tą kulką išsukti. Tas pastovus kulkos sukimasis dadeda jai labai daug stabilumo. Ir dėl to graižtviniai ginklai tinka šaudyti žymiai tolimesnius atstumus. O lygiavamzdžio vamzdžio vidus yra visiškai lygus, kas nepadaro jo preciziškai taikliu. Bet tai toli gražu nereiškia, kad su juo neįmanoma pataikyti ir jis turi kitų labai didelių pliusų. Ir galimybė pasirinkti, ar jūs norit šaudyti kulkom, ar jūs norit šaudyti šratais, yra viens iš tų didelių pliusų. Jeigu kalbėtumėm apie logiškus graižtvinius kalibrus, tikriausiai esat matę vieną kitą kulką ir tos kulkos kaip taisyklė nebūna didelės. Nekalbu apie visą šovinį, kalbu apie tą dalį, kuri išskrenda. Tuo tarpu lygiavamzdžio kulka yra viena didelė karvė. Taiklus atstumas su tokio tipo kulka bus 50, gal 100 metrų, bet į tai, ką jūs pataikysit, tikrai pajus. Dėl to, pavyzdžiui, per vareminės medžioklės lygiavamzdžio kulkos yra naudojamos sumedžioti labai stambius žvėris. Bet galbūt jūsų taikinys nėra labai stambus. Galbūt jūsų taikinys kaip tik ganėtinai mažas, bet labai greit judantis. Ir šitoj vietoj žaidimą ateina lygiavamzdžio šratai. O lygiavamzdžio šovinių su šratais esmė yra viena - padengti plotą. Čia galiu jums pateikti 3 skirtingus pavyzdžius - molinė lėkštutė, antis arba dronas. Visi tie 3 objektai skrenda labai greit ir konkrečiai jį nusitaikyti, jeigu šautumėt iš kulkos, būtų nežmoniškai sunku. Šratai labai palengvina visą tą procesą. Jūs aišku nepasirenkat, kur skrenda kiekvienas atskiras šratas, bet jūs žinot, kad padengia tam tikrą zoną šratais. Ir reiškia, jeigu objektas, į kurį jūs taikotės ir bandot pataikyti, yra toj zonoj, kažkiek šratų į jį atsitrenks. Ir šitoj vietoje galim pašnekėti apie šratų numeraciją. Šratai yra skirstomi pagal dydžius ir jiem priskiriamas tam tikras numeris. Šiandien šaudysim su 8 numerio šratais, tik kiekvieno šrato skersmuo bus 2,3 mm. Bet turėkit omeny, kuo stambesni šratai, tuo mažiau šratų yra tilpę į tą šovinį. Jeigu jūsų tikslas yra tik pataikyti šratų, o ne smarkiai pataikyti šratų, tai jums žymiai labiau apsimoki tą patį plotą paleisti, pavyzdžiui, 50 šratukų negu 5 stambius. Taip, su 5 stambiais, jeigu nors vienas iš jų pataikys į objektą, bus daug žalos, bet galbūt tie 5 šratai nepataikys, o 50 šratukų to lygiai padengs visą tą plotą. Dar tikrai verta pašnekėti bendrai apie lygiavamzdžio kalibrus. Pavyzdžiui, šiandien šaudysim iš lygiavamzdžio, kurio kalibras yra 12/70. Pirmas skaičius 12 savotiškų būdų nurodo vamzdžio skersmenį. Išmatuojamas vamzdžio skersmuo ir yra paskaičiuojama, kiek vamzdžio skersmens švininių rutuliukų reikėtų, kad tie rutuliukai svertų apie 1 svarą. Tai pavyzdžiui, 12 kalibre reikėtų 12 tokių rutuliukų. 16 kalibre reikėtų 16 tokių rutuliukų. Ir turbūt suvedat galus, kad jeigu reikėtų daugiau rutuliukų, reiškia vamzdžio skersmuo yra mažesnis. Kuo didesnis pirmas skaičius lygiavamzdžio kalibre, tuo mažesnis pats tas kalibras. 20 kalibras turbūt yra populiariausias iš mažųjų kalibrų. Po to eitų 16, 12, būna pavyzdžiui ir 8 kalibras. Teoriškai turbūt galėtų būti ir pirmas kalibras, bet tada šnekėtumėm apie vieną rutulį, kuris sveria 1 svarą. Ir čia jau labiau šnekėtumėm apie patrankas, o ne apie lygiavamzdžius. Dar taip pat svarbu yra pačio šovinio ilgis. Ir tai yra antras skaičius lygiavamzdžio kalibre. Čia mes turim 12/70, reiškia tūtos ilgis yra 70 mm. Nors šiaip šitas vamzdis yra sertifikuotas 2 kalibram 12/76 ir 12/70. Kas nėra labai reta situacija. Reiškia, gamintojas patikrino, kad ginklas gali puikiai šaudyti su abiem tais kalibrais. Gal labiau reikėtų sakyti abiem tūtų ilgiais. Ir čia turit būti gan atidus ir nepadaryti klaidos. Jeigu pavyzdžiui 12 kalibro lygiavamzdį bandytumėte įdėti 20 kalibro šovinį, tą iš karto akivaizdžiai pamatytumėte. Bet bandant įdėti ne to ilgio šovinį, tai nėra taip akivaizdu. Pavyzdžiui, gamintojas padarė lizdą ir vamzdį kalibrui 12/67, o jūs į savo ginklą kažkokiu būdu sugebėjote grūsti 12/76. Reiškia, labai daug spaudimo šūvio metu įvyksta per toli, negu buvo suprojektuota. O ką jau kalbėti, kad į fiziškai ilgesnį šovinį tiesiog telpa daugiau parako, reiškia ten žymiai daugiau galios. Kiek teko domėtis, dedant trumpesnį šovinį nei nurodė gamintojas, jūs saugumu taip smarkiai nerizikuojat, bet vienareikšmiškai verta vadovautis gamintojo instrukcijom ir naudoti to kalibro šovinius, kurie ir yra nurodyti ant vamzdžio. Prieš šaudant turbūt dar verta paminėti pačius lygiavamzdžio tipus, nes turbūt matot, kad tai nėra klasikinis medžioklinis jūsų senelio lygiavamzdis.
Pagrindinės lygiavamzdžių grupės yra klasikinis atlaužiamas lygiavamzdis. Ten gali būti vienas vamzdis, gali būti du vamzdžiai iš šonų, gali būti du vamzdžiai statmenai, tai tas pats lygiavamzdis. Nes jo šūvio principas toks pat. Įdedat šovinius, užlaužėt, padarot šūvį, atlaužėt, išimat tūtas, dedat naują šovinį. Kita kategorija lygiavamzdžių yra pompiniai lygiavamzdžiai, kaip mano naujas Mosbergas. Aš labai norėjau pompinį lygiavamzdžį. Tai reiškia, kad šovinius jūs sudedat į tūbą, kuri yra po vamzdžiu. Ir po kiekvieno šūvio šituo judesiu jūs išmetat seną tūtą ir įstatot naują šovinį. Pavyzdžiui, iš šios pompos tūbą telpa 5 šoviniai. Būna pompų, kur telpa 8 šoviniai, 10 šovinių. Yra pavyzdžiui ir Keltek firmos pompa, kuri talpina rodos 24 šovinius, po jos vamzdžių stovi 2 tūbos. O trečia kategorija būtų pusautomačiai ir automatiniai lygiavamzdžiai. Pusautomačiuose kiekvienam šūviui turit iš naujo nuspausti nuleistuką, o automatiniuose nuspaudžiat nuleistuką ir šūviai vyksta. Bet esmė ta, kad jums nieko papildomai nereikia daryti. Nei atlaužinėti vamzdį, nei pertaisinėti. Visas šūvio ciklas vyksta automatiškai, jums tiesiog reikia nuspausti ir atleisti nuleistuką. Šį kartą teorijos tiek, dabar pažiūrėkim, kaip kulkos ir šratai elgia skirtingose atstumuose. Pirmas šūvis - šratai 10 metrų. Kaip matot, net iš 10 metrų sklaida yra ganėtinai didelė. Šratai 20 metrų. Kas čia da? Taikinys neatlaikė. Kaip matot, taikiniai jau žymiai mažiau skilučių. Reiškia, padengiam didesnį plotą, bet į kiekvieną atskirą vietą nuskrido mažiau šratų. Šratai 30 metrų. Jau matot, kad galim skaičiuoti vos ne pavienius šratus. Nors delno dydį dar kokie 10 šratų yra. Bet sklaida jau labai platiai. Šratai 40 metrų. Procesas smarkiai sulėtėja, kai didini atstumą. Pataikymų turim, bet 12, 13, 14, 15, 16. Apie 30, kur po pirmo šūvio visas taikinys buvo nusėt skilutėm, dabar turim apie 30 skilučių. Šratai 50 metrų. Pagal idėją ten praktiškai nieko neturėtų būti. Skilučių turim ir ant 50 metrų, bet pora skilučių atsirado ir ant gretimais esamą taikinį. Tai įsivaizduokit ant 50 metrų, kokio dydžio yra tų šratų sklaida. Su kulka bus paprasčiau. Kulka 10 metrų. Žymiai intensyvesnis šūvis. Kulkos šūvis žymiai intensyvesnis ir turim vieną didelę skylę. Plotą. Kulka 20 metrų. Užkilo. Čia mano pirmi šūviai su šituo ginklu ir dar akivaizdžiai turiu kur treniruotis. Bet į taikinį pataikyta ir skylė graži. Kulka 30 metrų. Kadangi viskas eina į viršų, stengiaus taikytis biškį žemiau. Bet va čia yra kulkos niuansas. Jūs galit pataikyti taikliau, bet reikia pataikyti taikliau. Ką aš galiu pasakyti? Einam ant 4 metrų. Kulka 40 metrų. Dabar smarkiai žemiau taikiausi. Ir panašu, kad smarkiai žemiau ir reikia taikytis. Taikiaus po taikiniu. Grand finale. Kulka 50 metrų. Uždžeminau. Man lizde užstrigo tūta. Ok, krizės išvengta. Kulka 50 metrų. Nu, bent jau su 5 tolimiausių šūvių gėdos neprisidariau. Nors taikytis reikėjo po taikiniu. Kaip aš norėjau pompos. Aš labai tikiuosi, kad buvo bent jau įdomu, o gal net naudinga. Tikrai niekam nepakenksit, jeigu paspausit like ir jeigu nusiųsit šitą video žmogui, kuriam tai bus įdomu. Jeigu turit gerų minčių, apie ką padaryti kitą video, rašykite komentarą. Ir aišku, nepamirškit, apsiprekint getbacks.com. Iki.